Mūsų šiandienos tema yra kraujo ėmimas iš kūdikio kulniuko. Tai atsiverk šitą informaciją 3, 2, 1. Koks yra pirminis vaizdas? Man pats pirmas vaizdas tai išlindo toks kaip būtų, žinai, kaip ten tie bišopai su tom raudonom sutanom, to raudonų tokio karūno, žinai. Taip. Stovi ir jis tokia ilga didelė adata bedžia tam kūdikiui. Toks vaizdas kaip būtų, žinai, kur yra ten tas toksai kaip fontanėlis, toks altorėlis kažkoks, kur tuos vaikus krikština. Taip. Bet prie tokio ir atrodo, kad tą bedžia kūdikiui, tą kaip krikštynos būtų, bet jisai priėjęs bedžia tam kūdikiui, nurengtam, išrengtam į tą peidutę ir kulniuką bėga tas kraujas į tą fontanėlį, į tą vandenį. Ir motina juodai apsirengus, kaip našlė kokia būtų, žinai, lašina tą kūdikio, tą kraują į tą vandenį. Taip šventant. Eina savo. Čia matau, kad čia yra pradiniai, ta stadija buvo tokia. Taip ir norėjau paklausti, Taip, kažkaip Čia našlė. pati pirminiai, Jo, čia ta sistema, kai prasidėjo, čia našliai moteris atneša tą kūdikį krikštyti, ar vietoj tų krikštynų jam duriamas tam kūdikiui į kulniuką tas adata auksinė tokia kažkokia ilga ir kaip nagu kažkokiu. Ir teka tas kraujas į tą vandenį ir taip jisai ten užkalbamas, padaromas kaip ritualų kažkokio. eina savo. Tai čia pradžia, kaip viskas buvo. Ir tada tas kažkoks, nežinau, man rodo kaip kokį drakono tą bišopą. Jis net nereptas, jis toks kaip drakonijanas šiek tiek. Ir jisai sako, dabar jūs esat mano, priklausot man. Čia yra susijęs su tuo sielų valdymu. Nes Vatikanas kažkaip turi kaip vartus, kur sielas valdo, jie turi ten tą kažkokį kaip veidrodį akį, jie žino, kur kada siela kokia ateis, kur išeis. Jie skaičiuoja, kiek išeina, kiek palieka, ten jų tie yra labai susijęs tos karmų vartais, ten tais jie valdo tą sistemą, jie tas sielas gaudo. Ir dabar pasižiūrėk, kai šiai reinkarnacijai tu gimei, ar tau yra iš kraujo išimama, iš kulniuko išimas kraujas? Jo, bet aš matau, kad ten visą laiką tą pačią vietą pataiko ir man rodo visus tų dūrimus, ten jų daug buvo. Taip. Čia senas tas ritualas, čia žinau, 100 reinkarnacijų, gal 102. Eina savo. O pavyzdžiui, ką daktarai galvoja, kai jie tai atlieka? Dėl ko jie tai daro? Morfologinis testas. Jie tuo tiki. Jie tiki, kad tai morfologinis testas. Taip ir vadinasi, atliekamas morfologinis testas. Dar įdomi, kad M irgi raidė yra. Matrica, taip, ar matrica yra morfologinis testas. Monarchai irgi. Taip, pajungta matrica, monarchija. Viskas sujungta kažkaip į tą tokį kaip MMM, toks arkinis, toksai arkaus, tokios dvigubos arkaus, tokia sistema kaip užraktas. Knyga irgi yra kaip matrica, ta arka tokia MM. Jeigu knyga atsiversi, bus 2 M. Nu, ta M tokia, gaunasi viena M. Ir dar įeina vyro ir moters ženklas irgi. Į viršų ir į apačią trikampiukai. Jeigu, žinai, apversti M raidę, gaunasi W raidė. Taip. Tai bus vyras, o jeigu M į viršų, tai moteris. Taip.
Nes vyras ir moteris yra, matricos, čia toj matricoje mes įdėti, kodėl mes kaip vyrai ir moteris čia esam, nes mes esam matricos elementai. Arba per vyrišką energiją, arba per moterišką. Ir tu tarnausi tai matricai. Nesvarbu, ar tu vyras, ar tu moteris. O man įdomu, kaip įvyko, kad iš bažnyčios tas ritualas perėjo į ligoninės. Nes ne visus su šventin gali, ne visi neša į bažnyčią. Taip. Tai jie sugalvojo, tie, kurie, pavyzdžiui, netiki ir nėra religija, ir jiem paprasčiau, nes ten kiekvieną jiem badyti, žinai, gali apkaltinti, kad ten nesterilu, ten tas ir tas, o traptų medicinų sistema atrodo iliuzija. Jie gali daryti, ką nori. Sterilu. Bet iš esmės čia tas pats, čia tiem patiem eina, čia tas pats yra daro. Aš matau, kaip tuos lapelius susiunčia ir meta jie ten į tą vandenį, tuos sugertukus. Iš to kraujo. Į tą vandenį meta? Tai tu nori pasakyti, tuos sugertukus visus surenka iš ligoninių? Taip. Ir daro tą ritualą ir mes kiekvienai rekarnacijai pakartotinai yra, kad priklausome tam drakui. Taip. Tam Wow. Ir per tą bliūdą jie nuskaito mūsų informaciją, žino, ką mes galim, kur mes eisim, ką mes darysim. Mus valdo taip. Kokios kosminės būtybės esam. Įtakoja, ten mus maišo, miksuoja ir paskui kaip bendrą bliūdą mus, kaip pasąmonį bliūdą įsivaizduok, daro su mums, ką norit. Pakreipia ten, kai kur nusausino, kai kur padaugino, kai kur sujautrino, kai kur užbūrė, kai kur užpila, kai kur pajuodino, kai kur pašviesina. Į korteles prirašo ligoninę, kad taip išsipildytų. Taip. O tai kur matricoje šita yra įrašyta šitokius dalykas, mes negalim jau išimti? Noriu, kad mes visi žmonės, visos sielos dabar paprieštarautume. Aš tą bliūdą atėjus išverčiau, žinai, jam ant kojų ir jisai pradėjo kaip lydytis, degt nuo savo tų pačių burtų. Jis taip smunka, žinai, tas drakas. Taip. Toks kaip drakono, žalios drakonas kažkoks. Eina savo, įsivaizduoju dabar šiuolaikiniai visuomeniai, kur yra sparčiai vystosi tie mokslai, ar ne, fizika, medicina. Dabar kažkaip traukia mintis, bet vis tiek yra tokie ritualai atliekami. Kad yra kažkur tai tas bliūdas su to vandeniu ir kas tenais žmonės, kurie žino, kaip daryti tas tradicijas, ritualus ir daro iki šių dienų. Taip, aš matau, kad gali išgydyti nuo to ritualo, pavyzdžiui, fiziniai plotmei būnant motinos pienus. A ne? Iš krūties, taip, jisai kaip gydytų ir aš matau, kuo ilgiau tą vaiką maitini, tuo jisai kažkaip labiau apsaugotas yra. Tai aš tada turiu būti apsaugota. Nes mus maitina mama. Taip. Yra kažkiek... Tais laikais, man atrodo, net nebuvo tų visokių mišinukų. Ja, kažkaip matau, kad kažkaip kuo toliau, tuo labiau tą maitinimą to krūtėm ir bandau išimti, kad mažiau tos apsaugos būtų ir atrodo nesusirecoverini su ta informacija, su tuo kosminės tavo dalim kažkaip. Atrodo, tam bliūdą vis tiek plaukioji, bet tu atrodo kažkokią sąmoningumą išlaikęs, tas kūdikis esi. Ir specialiai yra kišami, kad tie mišinėliai yra lengva, ar ne? Aišku, yra tų situacijų, kur tiesiog nėra to pieno, ar ne?
Taip, iš streso ir taip toliau, tai čia suprantama yra. Bet yra dar kišama ta programa, ale, kaip pasakyti, kad alien būtų. Tas pats motinos vaiko tas ritualas kartu buvimas, kad būtų kaip kažkokia sena atgyvena, va šitokia programa yra kišama. Ne tai, kad atgyvena, aš esu tokį bairį girdėjus ir man viena pasakojus, kai aš ėjau pirkti ant tam tikrų priemonių, pasakojo, aš, pati pardavėja man pasakojo, aš bijau savo vaiką maitinti, tą krūtį duoti, tau reikia čia tų visų, aš tau patariu prisipirk čia tų visų nutraukėjų, ten tų žodžių buteliukų, ten tarla. Aš tai pasižiūrėjau, ką aš galvoju. Tavo apsisprendimas, žinai, aš galvoju, aš to nedarysiu, galbūt, žinai. Ko jinai bijojo? Tai čia demonai, žinai, čia kažkokios... Kad krūtinė nukars. Nukars penelės. Jo, aš suprantu, ta prasme. Aš neturiu tokios patirties, tai negaliu nei teisti, nei, žinai, nieko sakyti iš viso ties šitą temą, bet čia nuostabiai, ką pasakei, kad tai yra tiesiog tikrai to žodžio apsauga vaikui. Taip, nes kaip pradėjau ieškoti, kaip čia sutvarkyti ir matau, kai tą bliūdą išėmė, matau, kad tie, kurie yra ta krūtėm vis tik auginami, maitinami, kad ir trumpiau, ir ilgiau, ir mažiau, ir daugiau, vis tiek kažkiek yra tas pienas, taip net pajutau, parodė man tą pieną, tą spalvą, žinai, ir pajutau, kad kaip tas skonis, žinai, būtų burnoje kūdikiui. Pajutau, kad jisai kaip šviesos toksai spindulys, tokia banga nueina, tokia kaip nuplautų, atrodo, tą nuo trečios akies, nuo to mentalo, nuo tų eterinių akių, nuo tų fizinių akių, tokį kaip filtrą, tokį juodumo, žinai, kaip šviesa kažkokia užplūsta. O ką daryti tiems, kuriems neteko gerti mamos pieno? Man parodė, kad ką mes galėtume padaryti. Jų misija tokia yra, kaip išsitraukia iš kardus, kažkaip taip iš nugarų, žinai, kaip ta tokia speciali tokia įtvaras, toks kaip būtų kardų, žinai, ir išsitraukti ir kovoti, sako jūs, tie, kurie, nežinau, kodėl man taip rodo, bet, sako, jie turi atsikovoti savo šviesą. Nes kažkaip yra, kad per sąmoningus tėvus ateina sąmoningi vaikai, o tie, kurie suprato ir nori atsikovoti tą šviesą, jie turi atsikovoti patys. Gerai, mama gal to nepadėjo padaryti, bet tada jie patys turi stotis ir kovoti. Ir matau, kad tie, kurie neturėjo to, jie turi stotis ir kovoti patys. Tai dabar numesk labai daug tos informacijos burbuliukų visiems. Ir visi bendrai dėl mūsų, kaip sakyti, visos žmonijos kartu stojamės. Taip. Kas kaip mokam, kas kaip galim. Norėtų su tai iš viso draką ar kiek ten jų yra iš viso, iš savo erdvės išmesti. Labai gerai. Ir tada visi pasinaikinom tuos įrašus, ar ne? Kiekvienas susirenkam savo visus kraujo lašiukus. Ta energija prarasta susirenkam visi. 3, 2, 1. Taip. Ir matau, kad į ateitį taip kažkaip nuėjom ir girdžiu, kad mes sakom ten, kas anksčiau, kas vėliau, bet visi sako, aš jau iš šitą sistemą, tai daugiau neisiu, nebebus šitos sistemos, kažkaip tų kraujų įmamos, kažkokių tokių ritualų ir kažkaip taip iš kitos sluoksnių, taip matau, kaip iš kažkokios senos patrankos susirenkia informaciją, žinai, kažkokio seno puodo, čia gal tie lapeliai su tais kraujai, žinai, ir kažkaip išeinam, žinai. Būtų gerai duoti smūgį irgi visiems daktarams, kad biški atsipeikytų, kad irgi eitume prie to, kad nebereikia tokių dalykų, žinai.
daryti. Čia irgi gal, kai kitokia technologija atsiras kažkaip, tai man atrodo. Nu, gali būti, kažką rodo, kažką taip O ateityje kodėl, kažkoks. kodėl reikia imti, pavyzdžiui, jeigu taip galvoji, tą biometriją, kodėl kraujo negali būti seilės? Ar ten plaukas, Seilės, ar oda? nes seilės rauda ar kažkas ar prakaitas neturi tokios vertės kaip kraujas. Kraujas yra švarus. Taip. Mhm. Jis yra ta gyvybinė energija. Seilės tai yra arba, Taip. pavyzdžiui, prakaitas ar plaukai, tai, nu, kaip sakykime, toksinų, kažkokių išmetamųjų medžiagų pilna, ar ne? Kažkokių bakterijų, kur pasišalinti turi, o kraujas, jis turi viską, jis turi visą gyvybinę informaciją, DNR ir visą kitą. Stiprybę, tavo silpnybės, viską užkoduoti. Tavo visą net sveikatos. Kodėl, kai mes einam pas daktarą, mum ima kraują ir daro kraujo tyrimą, nes kraujo tyrimas viską parodo. Kokio būklė tavo imunitetas, kur kažkoks organas galbūt sutrikęs, ar yra kokia bakterija, ar virusas, ar taip toliau, ir taip toliau. Ne iš prakaitų ir ne iš seilių daro iš kraujo. Taip. Tai čia tas pats užvaldyti nori tą kraują, kad tave užvaldytų, tavo visą gyvybinę sistemą, tavo visas galimybės. Žinotų tavo priešus ir tavo draugus, tavo galimybės ir tavo nuosmukius, tavo įdas kažkokius. Tai mes visi tada irgi kartu pašalinam savo įrašuose, kaip sakyti, ateičiai sukurtus melus apie mūsų sveikatą. Mes to atsisakom, nenorim, mes esame visi sveiki, gražūs, stiprus, laimingi. Tai savo užsiprogramuojam, įdedam tai į matricą. Gerai. Ačiū labai. Ar manai viską pažiūrėjom šiuo metu? Taip, kažkaip taip. Matau, kad užsisuko sistema nauja. Taip. O pavyzdžiui, kodėl turi būti lėliuko, kai gimsta? Kodėl negali palaukti? Nes kuo greičiau turi būti įmesta į tą bendrą sistemą. Aha. Iš karto, ne? Taip, kad pradėtų valdyti. Iš ragų. Taip, kad pradėtų valdyti. Influensuoti. Labai ačiū už šitą informaciją, aš ją uždarau.